Mūsų šeima tradicinė. Aš prižiūriu vaikus, jisai dirba, žinomas žmogus. Jis labai manęs pavydėjo visiems. Tai dabar dirbu iš namų. Išsiskyriau, nes nebenorėjau būti su juo. Bet prasidėjo keisti dalykai. Ryte radau pradurtas padangas ir vėl tas pats tipas stovėjo prie mano namų. Banko sąskaitas nebeturiu. Pensiją jie pasiima. Tada mane užrakina keliom dienom. Bet aš išbūnu. Jis žino viską, kur ir kam išleidžiu. Prižiūri tai. Prastai prižiūri. Neišmokinau. Pati kalta. Jis kartais pyksta. Ir labai, ypač kai išgeria. Bet ašgi irgi nepasitariu su juo, tai nelabai gera žmona. Visą laiką šiai nevykėlis, per jautrus. Ne vyras, nes neuždirbu. Aš suprantu ją. Bet grasinti skyrybom, nuteikinėti vaikus prieš mane. Jis grubokas su manim, bet tik taip moka mylėti. Kai kurie jūsų artimųjų veiksmai gali atrodyti kaip rūpestis, stipri meilė, priimtinos normos, bet meilė nekontroliuoja, nedaro priklausomais ir neteisina smurto, psichologinio, fizinio, seksualinio, ekonominio ar nepriežiūros. Atpažinkite smurtą ir gaukite reikiamą pagalbą dabar. Specializuotos pagalbos centrai veikia visoje Lietuvoje.